Bet tai yra daugiau kalbėsim apie tai, kaip teisingai tą struktūrą sukurti ir į ką atkreipdėmėsi. Na ir optimizavimą šiek tiek. Tokį vaizdą manau matėt visi, tai yra paieškos rezultatai. AdWords paieškos rezultatai arba reklamų yra 3 pirmi viršuje, šone 8 ir apačioj 3. Jie pažymėti tokia ikonėlė, geltona, oranžinė. Per vidurį rezultatai 10 punktų yra vadinama organiniai. Skirtumas yra tas, kad už vienus jūs mokat, už kitus ne. Organiniai ir tie mokami vienas kito neįtakoja. Dažnai daro tą klaidą ar SEO kažkas, SEO specialistai sako, kad jeigu pradėsite reklamuotis ir mokėti, tai Google'as pakels jūsų puslapį aukščiau. Taip nėra, jie nesusiję. Ten visai skirtingi algoritmai. Ta prasme, jūs galite pamatyti, kad jūsų pozicija šokinėja organinių rezultatų, bet tai tik tai tiesiog, kad atsirado naujas srautas. Viskas. Šiaip nesusiję ir SEO, taip vadinamas paieškos rezultatų optimizavimas yra niekaip nesusijęs su AdWords'ai. Kas yra svarbiausia atsiminti? Jūsų reklama parodoma tada, kada vartotojas įveda raktinį žodį. Jis kažko ieško. Jeigu jis ieško, jis kažko nežino, ieško atsakymo. Ar tiksliai ieško, moteriški žieminiai batai kaina, kas indikuoja, kad jis ieško moteriškų žieminių batų ir jau nori kainos, ar jis ieško tiesiog batų, nesvarbu, jis ieško atsakymų. Ir kai tik tai jisai suveda savo paieškos frazę arba raktinį žodį, pas jį susiformuoja tam tikri lūkesčiai, ką jisai daugiau mažiau tikisi pamatyti. Ir svarbiausias tikslas reklamos yra pagrindas atitikti kuo tiksliau tai, ką jis tikisi pamatyti. Tai sakykime šiuo atveju, jeigu aš suvedžiau LED televizoriai, aš pamačiau tokias reklamas. Tai mintise aš to tikėjausi, nes kiekviena reklama yra paminėti LED televizoriai, mažiausiai, ne? Tada jau eina smulkios kažkokios, dar smulkus tekstai ir taip toliau. Tai pilnai atitinka mano, kaip sakant, tą lūkestį, nes aš to tikėjausi. Aš vedžiau LED televizoriai, aš matau LED televizorius, valia. Tačiau vasariniai vyriški batai, nei vienam, pavyzdžiui, paminėti vasariniai. Paminėti vyriški tai gerai, paskutinis iš vis neminė, estė batai vyrams, tarkim, ne? Tai galbūt žmogus ir paspaus tą trečią, galbūt jis atidarys visus, ne? Atidarytų jam langėti, ir taip toliau, kas kaip naršo. Bet tikimybė, kad jis paspaus ant trečio mažėja, nes jis nori vasarinių vyriškų batų, o ne tiesiog batų ar tiesiog vyriškų. Tai svarbiausia yra atitikti tai, ko jis ieško. Kuo tiksliau, tuo geriau. Tuo didesnė tikimybė, kad jis paspaus, tuo didesnė tikimybė, kad jisai ateis į puslapį, ras tai, ko ieškoja, be abejo, jeigu jis turi to, ko jis ieško, ir tuo didesnė tikimybė, kad jis nupirks. Štai kaip atrodo išoriniai skelbimai, paprastas pavyzdys, labai aiškus. Moteriški batai. Pakankamai aišku, ko aš noriu. Batų moteriškų. Nieko stebuklingo, ne? Pirmas skelbimai, batai moterims. Kita žodžių tvarka, bet okei. Antras skelbimas nieko neminė apie batus. Tai aš traktuoju kaip blogą skelbimą, nes išpardavimas iki 20% drabužiai avalynė aksesuarams. Visiškas bendras, tikėtina kuriamas, nežinau kas kuria, ar pradedantysis ar ne, bet iš esmės yra bendras skelbimas pritaikytas visiems raktiniam žodžiam. Tai taiko tiesiog visiems. Bet reklama visiems yra bloga, ypač AdWords. Trečias yra geriausias, moteriški batai, valio. Dabar kitoj pusėje, eko avalynė. Visiškai netokio ieškojau. Nors batai Google žino, kad batai yra avalynė, bet visiškai nesusiję. Vava batai, estė batai, niekur nėra išskyrus, tik keli kalba apie moteriškus batus. Tai tai, ką mes kalbėsim, yra iš esmės suprasti, kaip sukurta struktūra, kad žmogus įvedęs konkretų terminą, pamatytų skelbimuose tai, kai ieško. Skelbimų tekste, puslapį ir taip toliau. Nes čia yra pagrindas. Jeigu tą suprasite, sukurt kampanijas yra 5 minutės. Svarbiausia yra paimti svetainę, sukurt struktūrą, kad kuo tiksliau atitiktų paiešką ir kuo mažesnė kaina būtų ir kuo didesnė tikimybė, kad jis paspaus. Nes jeigu jūs taikysite plačiai, jeigu tai būtų batai žodis, ne moteriški batai, tai visi skelbimai yra geri. Nes aš nežinau, ko ieško, nes ieško batų. Neaišku, ar vyriškų, ar moteriškų, mažų, šiltų, žieminių, geltonų, žalių. Tai skelbimai geri, bet aš konkretinu moteriški, dėl to jie visi yra, ne visi, bet dauguma ir netitinka. Tai vartotojų suvesta užklausa yra jo klausimas. Jis klausia, kur rasti kažką tai ir kuo jūs tiksliau atitiksite, tuo didesnė tikimybė, kad jis paspaus skelbimo. Ko jums reikia? Struktūra. Paskyros struktūra paprasta. Jūs registruojat paskyrą, joje kuriamas kampanijos. Kampaniją žiūrėkit kaip tokį stogelį, tarkim, ne? Geriausia žiūrėti savo svetainės struktūrą. Jūs, jeigu turite elektroninę parduotuvę, turėsite ten batai, televizoriai arba audio, video, kažkokia tai struktūra meniu punktų, gal ne taip paprasčiausiai pavadinkim. Tai kampanijos gali būti atspindys tų meniu punktų arba tų didžiulių kategorijų.
Svarbiausia, kad tik nepavadintumėt kampaniją numeris 1, kampaniją numeris 2, kampaniją numeris 3, nes pasimėsite. Bet to ir užtenka, kampanijos teikia daras. Jų lygiai reguliuojamas biudžetas dienos ir tiek. Na ir kitų nustatymų, kas pripraeis. Svarbiausia yra reklamų grupės. Dabar reklamų grupės yra tos vietos, kur dedami raktiniai žodžiai ir skelbimai. Tai reiškia, jos turi būti, jeigu tai batai, tai žieminiai ir vasariniai. Tai reiškia, žieminių batų grupėje gali būti tik tie raktiniai žodžiai, kurie yra apie žieminius batus. Jeigu yra vasariniai batai, tada vasarinių batų grupė. Tai yra toksai smulkus darinys, tai yra smulkiausias darinys, kuriame ir talpiname, kuriame iš esmės vyksta visas veiksmas. Ten yra skelbimai ir raktiniai žodžiai. Ir tiek. Tai kaip jūs pasirinksite struktūrą? Gali būti taip, kad jūs rinksitės ne batai kampaniją, o žieminiai batai arba moteriški batai, vyriški. Čia priklauso kokios svetainės ant kiek giliai eina. Paprasčiausia pasidaryti tiesiog Excel failą. Jeigu bus įdomu, aš galėsiu persis, bet pasidaryti tokį nesunku. Iš esmės yra ta pati struktūra, tik atversta. Yra kampanija. Yra skelbimų grupė, raktažodžiai ir skelbimai. Bet čia yra esminis momentas. Kampanijos pavadinimas, tai tiesiog, kad jūs žinotumėt, apie ką daugiau mažiau yra. Dabar grupė. Sakykime, jūs turit, prisimokime paprasčiausią variantą, turit elektroninę parduotuvę, kur parduodat vasarinius batus ir žieminius batus. Daugiau nieko. Ne? Natūralu, kad jūsų skelbimo grupė bus vasariniai batai ir žieminiai batai. Dabar raktiniai žodžiai vasariniam batam. Jeigu po tokią turėsit grupę, kurie yra žodžiai, kurie tarpusavį yra skirtingi, nes basutės ir kėdai. Ir tikėtina svarbiausia, kas jūs puslapyje jūs nebusit, prekė yra viena, kėdo prekė, neįsivaizduojat, kėdai su kaina. Ir yra basutės su kaina. Dabar žmogus ieško basutės. Logiška pamatyti skelbimą, kuriame rašoma. Basutės, ne? Bla bla bla, užeikit čia. Ir kurį logiška nukreipti? Į basučių prekę. Bet jeigu jūs turėsite du tokius žodžius, tai jūs negalėsite, kur jūs nukreipsit, pamatę skelbimą, ar į kėdus ar į basutės, nes jie yra vienoje grupėje. Esmė tame, kad raktiniam žodžiam, kurie yra vienoje grupėje, šitie vietai, skelbimai šitie bus parodyti nepriklausomai, ką įsivedė. Jeigu įsives basutės, jam parodys skelbimą tą patį. Jeigu įves kėdus, jam tą patį skelbimą. Jeigu įves šlepetės, jam tą patį skelbimą. Visiems raktiniam žodžiam esantiem toje grupėje rodomas tas pats toje grupėje esantis skelbimas. Dėl ko yra svarbu jos tikslus. Nes tokiu atveju aš prašiau vieną skelbimą. O tarkim, šitie du skelbimai yra toje mano grupėje, nes jų gali būti daug. Dabar žmogus įvedė basutės, ne? Parodė mano skelbimą moteriški kėdai. Ne į temą, teisingai. Jo vienareikšmiškai jis nespaus, kad nėra apie basutės, o antrą, kur aš jį nukreipsiu. Į kėdų puslapį, akivaizdžiai kėdų kategoriją, bet jis ieškojo basučių. Blogai. Gali būti parodyti antrą skelbimą, nes Google'as rotuoja, ne? Nes jis toje pačioje grupėje. Jis parodys moteriškas basutės. O, valia, basutės. Tai kadangi aš turiu kėdus, tai kur aš man nukreipsiu? Nes skelbimas lyg tai tekstai skirtingi, bet nukreipimas įeina į vieną. Tai jūs tiesiog turėdami daug skirtingų žodžių vienoje grupėje, smulkiausiam darinį, jūs tiesiog nežinosit, kada koks skelbimas, kuriam raktiniai žodžiai bus parodyta. Dėl to šioje vietoje jūs turėtume daryti 3 grupės. Tarkim, gali būti vasarinės basutės, vasariniai kėdai, vasarinės šlepetės. Nes yra visiškai skirtingi žodžiai. Visiškai netitiks jo lūkesčių, jeigu jis ieškos. Ir tada jau tiem žodžiam kuriat skelbimus. Turi būti tas linijinis atitikimas. Jis įvedė basutės, jis pamatė basutės, jis nuėjo į basutės. Ir tiek. Va šitas antras yra grupė geresnė. Nes, pavyzdžiui, žieminiai batai, nors ir, tarkim, yra paminėti žieminiai batai, bet šilti batai, batai žiemą ir kailiniai batai yra apie tą patį. Daugiau mažiau, ne? Tai jie gali būti vienoje grupėje. Nes žmogus įvedęs, tarkim, kailiniai batai ir pamatė žieminiai batai, jis gali sujungti. Nors, aišku, jeigu jūs norit, galima ir atskirti. Vienoje grupėje gali būti ir vienas raktinis žodis ir keli skelbimai. Čia nebūtina juos dėti grupuoti, bet kartais tiesiog gali būti taip, kad žieminiai batai paieškų bus daug, o kailiniai batai gali būti mažai. Ir ją išskirti į kitą grupę tiesiog, nenaudingai, jums užteks pilnai ir tiek. Tai aš svarbiausias dalykas, kad Google'as parodys neaišku, kurį skelbimą su visais raktiniais žodžiais. Ta prasme, nesvarbu, ką įsives grupėje kokį žodį, skelbimai bus parodyti, jeigu bus vienas, tai bus tas pats visiems, jeigu bus 2, tai jis rotuos. Tai dėl to yra svarbiausia, kad vienoje grupiai turi būti labai stipriai temiškai susiję raktiniai žodžiai. Jeigu neišeina į naują grupę. Toks turi būti jūsų, kaip čia sakytas, įsivaizdavimas. Žmogus suvedė raktinį žodį batai, jis pamatė skelbimą apie batus, jis nuėjo į batų kategoriją. Nei į titulinį, nei ten akcijos puslapį, nei dar kažką. Jis turi tiksliai nueiti to, ko jis ieškojo. Moteriški batai, moteriškų batų kategorija. Basutės, basučių kategorija. Kėdai, kėdų kategorija.
Aišku, galima žaisti, jeigu kėdai turite reakciją, tai galite bandyti nukreipti kėdų akciją, bet jokiais būdais nekreipkite, esu matęs, turi akciją, tarkim, nežinau, printeriams, pavyzdžiui. Bet reklamuojasi visą grupę, tai, tarkim, televizoriai. Ir jie kreipia į savo akciją, nes per visą reklamuoja svetainę akciją printeriams ir visų skelbimų nuorodos pakeičia į tą akciją. Tai nelogiška. Tai žmogus ieškodamas televizorius staigiai, geras, taip perku tą printerį. Tai gal net 2. Taip nebūna. Taip gali būti, bet yra vienetai. Tai jūs dėl tų vienetų, kurie galbūt įsigys tą akciją, jūs gadinat visą kitą, kurie tikrai nori paprasčiausiai ten LED televizoriaus, Sony ar koks skirtumas. Kuo tiksliau nukreipsi, tuo geriau. Nes žmogus paprasčiausiai nori įvedė, paspaudė, nuėjo televizorius, valio, perku tiek žinių. Raktiniai žodžiai. Mes kalbėjom, kad iš esmės, kas įvedama į paiešką, yra raktiniai žodžiai. Ir jūs renkatės, kuriuos raktinius žodžius norite reklamuotis. Tai paskiroj jūs įvedat, sukuriat grupės ir tenais yra raktiniai žodžiai. Teisingai, jūs išsirenkat svarbiausius. Tai galite pradėti nuo prekių, tarkim ten Sony televizoriai, ne pagal brandą, LED televizoriai pagal tipą, čia matomai, batai, marškiniai ir visa kita. Tarsi, kaip smulkiai eisit, nuo jūsų priklauso ir kiek jų daug, nuo biudžeto matomai. Bet jų yra kelių tipų. Tai tą, kai jūs įsivaizduojat raktinį žodį, ar vieno žodžio, ar 6, jeigu jūs parašysit tiesiog ir įdėsite grupę, tai yra plačios atitikties. Reiškia, Google'as nors žinos, kad, tarkim, tai yra žieminiai batai, kad yra žieminiai ir jis stengsis pritraukti skelbimus, kurie, sakykime, apie žieminius batus. Tačiau, turint omeny, kad yra žodis batai, jis gali parodyti, kaip tenais buvo skelbimus ir su kėdais. Nes jis žino, kad batai yra avalynė, o kėdai yra avalynė. Tai, kadangi yra plačios atitikties, jis žiūri į abu žodžius, arba į 3. Nors daugiausia paieškų bus skelbimų parodyta pagal jūsų įvestą žodį, žieminiai batai, tačiau jūs galite pamatyti, kad žmonės ateina iškodami ir batai, ir moteriški batai, ir taip toliau. Tai yra plačios atitikties žodis, kuris neapsiriboja nieko, jis yra platus. Tai šiuo atveju, jeigu yra televizoriai, tai jeigu žmogus įves televizorius, pamatys vienaskaitą, jeigu televizorių išpardavimas irgi gali parodyti skelbimas, kaip įsigyti televizorių, irgi gali būti parodyti skelbimas. Kuo tai gerai, mažiau galvoti, nes jūs, tarkim, pradžioj nežinot tų skirtumų, tai sumetat visus, taikote į labai plačią auditoriją, tai greičiausiai išlaidos bus didžiulės. Tikėtina, priklausomai nuo srities. Jeigu norit susiaurinti, jeigu jūs galvojat, kad aš neturiu LCD televizorių, turiu tik LED televizorius, arba tik moteriškus batus, ne? Aš nenoriu, kad būtų rodymai, kas įveda vyriškų batų ar kitų. Jūs galite naudoti frazės atitikties raktinį žodį. Jinai žymima kabutėse. Abi viršui. Kai jūs kelsit raktinį žodį, jūs tiesiog pažymite į kabutėse ir jis yra frazės. Tai reiškia, kad jeigu žmogus įveda, tai reiškia, žmogus gali, ko tai pasakysiu, tarp šitų žodžių, tarp frazės negali būti kito žodžio. Tai šiuo atveju, jeigu yra nauji televizoriai, tai gali būti žodis prieš arba už tos jūsų frazės, bet negali būti tarp. Tai šiuo atveju nauji televizoriai, pigus nauji tinka, nauji televizoriai išsimokėtiniai, bet nauji nebrangus ar nauji ir pigus jau netinka, nes yra, ta frazė išskiria kažkoks per vidurį esantis žodis. Tai šiuo atveju, sakykime, jeigu, tarkim, turit moteriškus batus, tai įsivedat moteriški batai frazės ir viskas. Tai gali būti tik tai atsiras žodis prieš ar po ir jūs susiaurinat labai stipriai paiešką, susiaurinat išlaidas. Bet jūsų reklama tampa tikslesnė. Jeigu norit dar susiaurinti, yra tiksliai atitiktis, kuri reiškia, kad žymima laušiniais liausais, reiškia, kad žmogus turi vesti taip raktinį žodį, kaip jūs pažymėjote laušiniuose liausais. Tai yra tiksliausia atitiktis. Galima pradėti nuo jos, nes jinai galbūt, sakykim taip, lengviau perkandama. Vat aš žinau tą žodį, jeigu taip tą žodį įves arba frazę, bus parodytas mano skelbimas. Tikėtina, nes vis tiek kaina yra ir taip toliau. Tai galima pradėti nuo šitos tiesiog visus, kiek tik turite raktinius žodžius, įdėti į laušinius kliaustus ir jie bus tikslios. Reiškia, kaip įves, nes arba klaidą padarysit, tai jūsų problema. Jis turi būti tiksliai atitikti, dėl to ir pavadinimas. Tai aišku, mažiausias rauto bus, jeigu ypač koks nors raktinis žodis, moteriški žieminiai batai, kaina išsimokėtinai. Toks, tai matomai taip tiksliai ieško galbūt 10 žmonių Lietuvoje mėnesį. Tai tik įvaizdžiai, kad jūs sukabės ir rodys greičiausiai, kad mažai paieškų. Bet jeigu nori tiksliai, tai yra galima tokia atitiktis ir tiesiog mažiau išlaidų, tiksliau skelbimas ir lengviau galbūt. Ir dar viena, modifikuota plačioji. Plačiau nei frazės, siauriau nei plati. Jeigu jūs, tarkim, nežinot, ar nenorit naudoti frazės, ar norit šitiek plačiau, ar, sakykime, išsibandyti, tai jūs galit pliusu pažymėti žodį, kuris būtinai turi dalyvauti užklausai. Sakykime taip, jeigu jūs
nenorit nauji televizoriai, kad būtų frazės, kad tik tai taip ieškotų, jūs norit, kad būtų nauji, žodis būtinai dalyvautų, kad nieks neįvestų seni, panaudoti ar dar kažko. Tai jūs pažymit žodį nauji, dedat pliusą šalia ir toliau pridedat žodį. Pliusai gali būti prie 2 žodžių, prie 3, prie visų žodžių, prie 1. Tai tiesiog parodo, kad tas žodis būtinai turi dalyvauti užklausai. Ir tiek. Visi kiti nesvarbus. Tai čia tokia laviravimas tarp tos frazės ir plačios. Ar yra klausimų, ar visiškai nieko neaišku, ar vėliau? Gali būti. 3, 4, kiek nori. Esmė tame, kad kadangi pliusų pasakome, kad tas žodis turi dalyvauti, tai kuo daugiau žodžių su pliusu, tuo siaurėja. Tai gaunasi labai panašiai tiksliai atitikti. Tai jeigu norėčiau, kad 2 žodžiai dalyvautų, tai pliusas prie naujai ir pliusas... Jo, pliusas priešais kiekvieną žodį. Jo. Nes kartais būna, čia galbūt, kai jūsų sritis, tarkim, natūrali kosmetika, ne? Nu, jinai yra nišinė. Mažai žmonių ieško natūrali kosmetika. Kremai daug, natūralūs kremai mažai, natūralūs kremai veidai dar mažai, natūralūs kremai veidai moterims dar mažiau. Dieninė, ir tai jeigu darysit pliusus dėsit prie dieninį natūralūs kremai moterims, nu, tai bus mažai paieškų. Taip, jūs neišleisi daug, bet kita vertus ne tikslas neišleisti visai, jūs tikslas pritraukti tikslingą vartotoją. Tai čia reikia žiūrėti, kur. Tie pliusai yra gerai tada, kada jūs, pavyzdžiui, esate labai konkurencingi kelionėse, ne? Jeigu jūs reklamuojat kelionės internetu, nu, tai 5 litai paspaudimas, mažiausiai. Bet jeigu jūs turit kelionės arba specifiškai parduodat arba turit akciją, tarkim, kelionės į Tailandą, ne, tai jūs galite dėti kelionės internetu ir dėti tiesiog netgi ne į Tailandą, o kelionės internetu paprastai ir prie Tailando pliusą. Kelionės internetu Tailandas. Tai reiškia, kad Tailandas turi dalyvauti užklausų. Kokios bebūtų variacijos kelionės internetu, kelionės į Tailandas dalyvaus ir jūs šiek tiek susiaurinat. Jeigu pažymėtumėt frazės, tai jinai turi atitikti frazę, ne? Nu, jau galbūt per siaurą, gal nieks neieškos kelionės internetu į Tailandą, o gal ieškos. Nu, čia tiesiog yra, kadangi žiauriai daug svetainių, žiauriai raktinių žodžių, tai Google'as pateikia laisvę, kaip jūs norit, plačiau ir siauriau ir tiek. Norėčiau paklausti, sakykite, kaip lietuvybė? Reikia vesti ir su lietuviškom raidėm ir be lietuviškų, nes skiriasi. Taip, geras klausimas. Šiaip Google'as per daug protingas, tai jis kaip ir atpažįsta daugiskaitą, vienaskaitą, nu, tos visus dalykus. Tai kaip ir neprarasit, jeigu nepažymėsit. Tačiau aš esu nekartą matęs, kai tie patys žodis su lietuvišku ir be sulaukia skirtingų paspaudimų ir parodymų. Kodėl, nežinau. Tai ką aš darau? Mano paprasta praktika. Jeigu įsivaizduokim, kad yra daug pinigų, dedu nauji televizoriai netinka. Moteriški batai. Moteriški batai kaip plačios atitikties tiesiog, o lietuviška frazės arba su pliusais. Ir pasižiūriu kaip skirtumas. Tiesiog siauresnį. Nes vis tiek jų ieškos mažiau. Jeigu galite palikti ir abu plačios, galite dėti abudu. Ir tiesiog Google'as rodys ir jūs matysit ten, jeigu nesiskirs, nu, tai valio, vieną išjungsit, jeigu vienas geriau, kitas blogiau. Tiesiog tai yra jau po to, jau žiūrite rodiklius. Bet šiaip teoriškai jie teigia, kad jie atpažįsta ir jie ir atpažįsta. Bet aš mačiau nekartą skirtingus ir tada galvoju, ar išimti ir tai galbūt prarasiu kažkokią, kuris ieškos lietuviškai taisyklingai, o gal neparodys po to, o gal konkurencija bus didesnė. Ir tada gaunasi toks biškelį, nu, niuansas. Tai jeigu leidžia piniginė, tai abu ir išjungsit, kuris netinkamas. Kiek laiko reiktų taip laukti rezultatų? Savaitę. Jo, jeigu biudžetas leidžia, be abejo. Aš sakau, kodėl, nes mes gyvenam savaitės. Asmenės, ne spalio 15 šiandien, ne, šiandien penktadienis, rytoj savaitgalis, po to vėl bus pirmadienis, po to penktadienis ir mes savaitės tam rutinoje gyvenam. Penktadienio paspaudimai gali būti skirtingi nuo sekmadienio. Jų gali net nebūti. Jeigu jūs ten parduodat įmonės aptarnaujat, tai savaitgalis krenta ir jūs galite išjungti savaitgalį iš viso, kad nerodytų reklamą. Tai geriausia yra savaitė, jeigu leidžia, kad pasižiūrėti tiesiog nuo ketvirtadienio iki ketvirtadienio. Tada pažiūrėkit visą srautą, ar kažkur sviruoja ar ne, ar ten reikia išimti ar nereikia išimti ir taip toliau. Geriausia palikti savaitę. Nebent ten, jeigu aišku įdėjot ir mato kitą dieną ten išsirbėt 300 litų, netyčia dėtas raktinis žodis, tai be abejo, nelaukit, pakoreguokite ten ar biudžetą ar dar kažką, tai išimkite raktinį žodį, nes galbūt per platus. Tai, bet jeigu jau taip išsiaiškint tiksliau, tai savaitė geriausia. Minimum. Kai jūs sukursite tą Excelį grupę, ką aš rekomenduoju, aš pats tą darau, nors ir daug sukūriau, tai yra tiesiog matai raktinių žodžių skelbimų šalia. Dėl to labai nesunku, jie turi būti susiję, tai jums labai lengva. Aha, čia tokie raktiniai žodžiai, toks skelbimas. Čia nukreipsiu vartotoją. Ir taip žemyn einat. Tai kai jūs sukursite tokią pirminę, po to pradėsite kelti paskirą, ne? Copy-paste realiai. Atsiras, aišku, kai jūs ten kažkokį vieną pamiršot, norėsit naują pridėti. Tai tokia paprasta
schema vadovautis. Jeigu raktinis žodis atitinka skelbimą, kurį tarkim, jūs jau esate sukūrę kampaniją, įmat naują raktinį žodį. Ar skelbimą atitinka? Taip. Ar atitinka puslapį, kurį nukreips? Taip. Tada prie tos grupės pridedat. Jeigu bent vienas ne, jūs kuriat naują grupę tam raktiniui žodžiui. Nebijokit kur daug grupių. Nes grupė gali turėti ir vieną raktinį žodį. Jeigu jis svarbus, jeigu tai yra kelionės internetu, jūs galite netgi atskirą kampaniją sukurti. Kodėl? Nes kampanijos lygiai reguliuojamas dienos biudžetas. Tai reiškia, jūs galite paimti vieną raktinį žodį, kuris, sakykime, labai konkurencingas ir sakyti, aš noriu reklamuotis, bet, 100 litų į mėnesį. Tai jeigu jis bus kitose grupėse, tai jis rys biudžetą visų kitų. Bet jeigu jūs išskirsit visiškai vieną kampaniją, viena grupė, vienas žodis, vienas skelbimas ir viskas. Nustatysit 5 litai per dieną ir jums ten suvalgys 150 litų, ar ten 3 litai per dieną. Jeigu yra, pavyzdžiui, raktiniai žodžiai dubliuojasi, yra dvi skelbimo grupės ir, daleiskim, po 5 raktinius žodžius ir 3 vienodi. Kaip Google'as atskiria, kurie rodė? Jūs konkuruoja tarpusavį ir tai yra blogai, nes jūs nežinot, jeigu dar puslapį nukreipimo skirtingi, jūs susipainiojat, nežinot kurio. Geriausia, kad nebūtų. Galite atskirti pagal, kai kurie atskiria pagal tas frazės, ne? Daro grupę frazės žodžiai, tikslieji žodžiai ir platus. Kaip atskirsit grupės, tai yra jau visiškai fantazijos reikalas. Bet geriausia, kad jeigu vienoje yra grupė platus, tarkim, moteriški batai, tai kitoje nebūtų moteriški batai. Nes jis nežinos, jūs tarpusavę konkuruosit, tai parodys tą skelbimą, tai kitą, tai ten nukreips, tai ten. Tai geriau jau kampanijų, kad būtų vienoje grupėje vienas žodis ir jie nesimėtytų. Gali skirtis tik atitiktis, nes, tarkim, vienoje grupėje bus platus, tai valio, o kitoje grupėje gali būti tikslus. Tai jau skiriasi bent jau kažkiek. Bet jeigu vienodai visiškai atitiktis, tai ne. Geriau tada sudėti vieną. Skelbimai. Skelbimai tai iš esmės, ką vartotojas pamato. Ir jie svarbus dėl to, kad jūs turite realiai 35 simbolius 25 viršuje ir po 35 dar 2 eilutės. Tai realiai, o kadangi tai yra pirmas yra paryškintas, mėlynas, tai jis iš esmės galima sakyti turi 25 simbolius, kad sudomint vartotoją. Tai yra be galo mažai. Tai vėlgi, kadangi tai yra tik 25 simboliai, arba 2 žodžiai beveik dažniausiai, tai ant kiek ta struktūra tampa labai svarbi, nes jūs turite labai tiksliai atrinkti raktinius žodžius, kad būtų kuo tikslesnis skelbimas. Nes jeigu sudėsit 20 raktinių žodžių, jūs neparašysit skelbimo tikslaus atitinkančio visus 20 raktinių žodžių. Jūs rašysit bendrą, o bendras yra blogai, nes jis, kas tinka visiems, netinka niekam. Toks galbūt. Tai su skelbimu jūs turite patraukti dėmesį, nustatot lūkestį, nes jūs skelbime kažką pasakot. Nemokamas pristatymas, nuolaidos, dar kažką, jūs kažkaip sukūrėt, kad bus. Ir blogiausiu atveju jūs sukūrėt, kad yra moteriški batai, užeik nupirkti, jis pateks į moteriškų batų kategoriją, susikūrė lūkestis. Bet jeigu jis patenka į titulinį puslapį, dar aišku, jeigu dar įsidėt reklamos, ten išlenda iš šoką, dar pop-upas, tai jis pasimeta, jis nežino kur. Daug dievi, jeigu pas jūs labai aiški navigacija ir labai aiškus moteriški batai, ir jis, tai čia, gerai. Bet jis gali pasiklysti. Ir aišku, be abejo, gauti paspaudimą. Į skelbimą patartinai traukti raktinį žodį. Vėlgi grįžtant prie struktūros, dėl to ir gerai. Jeigu bus 21 grupėje raktinių žodžių, kaip jūs juos inkorporuosite į skelbimą. Tai dėl to yra geriau po truputį. Bet tai nėra būtinybė. Kodėl gerai traukti į skelbimą? Tarkim, jeigu jūs reklamuojat moteriški batai, tai moteriški batai būtų skelbime, nes jis tampa paryškintas, paboldintas. Ne? Tai vėlgi traukia dėmesį, o tai yra vienas iš darbo skelbimo. Galite dėti. Bet nereiškia, kad jūs turit moteriški batai čia, moteriški batai pratuvė, moteriški batai pas mus. Nedarykit sviestas sviestuoto, nes tai atrodo keistokai. Taip galima bandyti, jeigu tarkim, tai neprieštarauja jūsų ten etika moralės kodeksų, jūs galite ten daug žodžiauti ir ką nori daryti su skelbimais. Lietuvių kalbos komisija prie jūsų neprikips. Aš ir be klaidų, ir su lietuviškom, ir be lietuviškų, nesvarbu kas. Tikslas yra gauti paspaudimą. Jeigu jis yra gaunamas, jeigu jis yra konvertuojasi ir uždirba pinigus, tiek žinių. Bet tiesiog dėl to ir geriausia, kadangi galimybė yra ne vieną kurti, kurkit 3, 4 skelbimus, 6, 20, nesvarbu. Kuo daugiau, to geriau. Tada iš jų po savaitės, po 2, po 3 matysit, kuris ten važiuoja, kuris nevažiuoja, išjungs ir taip toliau. Ne vieną skelbimą ir, kaip sakiau, kad gali būti vienas raktinis žodis vienoje grupėje. Visai iš esmės kurkit bent 2 skelbimus. Leiskit jiem tarpusavę konkuruoti. Sukurkit, mes aptarsim tos pavyzdžius, bet kad ir moteriški batai ir batai moterims. Atrodo vienodai, taip? Bet skiriasi paspaudimai. Tiesiog, nežinau kodėl. Nes vieni įveda batai moterims ir paryškina batai moterims. Teisingai, matyti dėl to. Ir jis spaudžia ant to. Kitas įveda moteriški batai, o skelbimas batai moterims. Ir neparyškintas. Gal vizualiai nepagauna, tarkim, ir nepaspaudžia.
Tai va, jums ir 2 skelbimai iš niekur tiesiog. Tiesiog neužtenka pasinaudoti Google įrankį, kuris parodo, kiek kurie raktiniai žodžiai gali sulaukti pasiplitimų. Ta raktinių žodžių įrankį, ta? Jo, galima, aišku. Bet ten yra vis tiek prieš kampaniją, įsiveda raktinių žodžius, ten, tarkim, susikart grupės, galės parodyti, įmetate raktinių žodžių įrankį ir jūs parodo paieškas. Tiek paieškų per mėnesį, vidutinė kaina rodo ten nesąmonę, tai galite nežiūrėti ją, bet rodo paieškas. Kiek žmonių vidutiniškai ieško konkretaus raktinių žodžių. Na, tai jeigu jūs sudėjo 10 raktinių žodžių ir vieną iš jų ieško ten, tarkim, 500 000 kartų, o kitus po 20. Na, tai kiti jau tam, jūs galite juos įdėti, bet jie tampa, na, 1 paspaudimas į mėnesį, 2 paspaudimai, nes jie tiesiog per siauri matomai ir jų nieks neieško. Ir taip yra stogas. Ir yra nemažai, kur yra labai platu ir po to siaura. Po su kosmetika yra taip pat. Kosmetika labai platu ir paieškų bus daug, natūrali kosmetika staigiai kris. Ir dėl to ką daryti. Ir va tie frazės atitikties atsiranda, ką daryti, kai natūrali kosmetika aš jau viskas apėmiau. Jūs maksimum išleisite, tarkim, 200 litrų į mėnesį. Ir viskas. Ir bus toks linija. Bet kosmetikams reklamuotis, nes jūs nesat nei brandai kažkokie, tai netokie, kur ten pigus. Jūs tiesiog taikysit nuo Nivėjos iki ten vėl nežino ko, ne, o gal pas jūs yra brangi kosmetika nuo 100 litrų. Tas ir gaunasi, kaip iš to žodžio išgauti lygiai pakonkuruoti, bet ir pateikti tą gerą skelbimą ir prekę. Keli dalykai. Vienas galbūt, kaip ir sakiau, ta mėlyna yra ryškiausia, ją perskato pirmiausia ir spaudžia vien dėl jos. Tai jau tas kaip ir aišku. Dabar toks dalykas, gal kaip įdėmėsi kartą, bet ypač toks yra pavyzdys, kur į pirmą eilutę pakyla antra eilutė per brūkšnį. Matote, ne? Nes pirmas skelbimas, šoninis rodomas, tai yra mėlyna ir 2 po apačią. Tačiau jeigu skelbimas rodomas pirmose 3 pozicijose, antra eilutė gali nušokti per brūkšnelį pirmą. Akivaizdu, kad jinai tampa ilgesnė ir žymiai ryškesnė. Taip, tai reiškia, Tai tą galima padaryti paprastų dalykų. Ant pirmoje aprašo eilutėje gale padėti tašką, šauktuką arba klaustuką. Tada, kai tik skelbimas atsidurs pirmoje, antroje, trečioje pozicijoje arba apačioje po tais, kai vietos daugiau, ta eilutė perkeliama į viršų. Aš asmeniškai beveik visą laiką darau tašką ir iškart kuriu skelbimą, turėdamas omeny, kad persikels. Ne? Moteriški batai ir lyg tai tęsinys to. Ne? Nes kitaip būna, pastebėjau, kad kiti derina, pirmą parašo antraštę, o pirmą aprašo eilutę derina su antra, ilgą rašo. Ir kai pirma netyčia persikelia į gaunas toks nutrukimas, toks lyg tai neužbaigtas sakinys. Tai jeigu dėsit tašką, derinkit antraštę su pirmą aprašo eilutę, kad būtų per brūkšnelį, kad būtų logiškas sąskambis. Moteriški batai, akcija šiandien tas logiška, ne? Nes būna kartais moteriški batai, nemokas pristatymas, arba čia net netinka, Vilniuje rengiame ir tada kita eilutė ten akcinės prie kažką. Ta prasme, nutrūksta, nes ten ne. Tiesiog paskaitykit, nes Google, kai jūs kurit, rodo abu pavyzdžius, tai jūs tiesiog paskaitykit ir logiškai skamba. Rodomas URL, tas žalias, tai yra tiesiog jūsų pavadinimas, tačiau jūs galite dėti slešą arba pasvirą brūkšnį ir parašyti už jo, ką norit. Jis nebūtinai turi būti puslapis. Tarkim, viena gudrybė, kurią naudojasi dauguma, yra, jeigu tai yra moteriški batai, aš reklamuoju raktinį žodį, aš dedu į antraštę moteriški batai, ten nemokamas bla bla bla, ir į antraštę deda slešą ir ten rašo moteriški batai, nes jis irgi bus paryškintas. Tai skelbimas tam paryškesnis. Tačiau atsiminkit, kad ten negali būti tarpų. Rodomam URL, tai jūs turi dėti kokią pusę? Į tą pusę, ne, į tą brūkšnelį, moteriški brūkšnys batai. Tiesiog negali būti tarp, negali būti moteriški tarpas batai. Esmė tame, kad rodomas URL tiesiog rodomas, jis neturi egzistuoti jūsų svetainėje. Paskirties URL yra tas, į kurį jūs nukreipsite vartotoją. Tai jeigu norit gudrauti, jūs galite prašyti pasviras brūkšnys, akcija, pasviras brūkšnys, jūsų raktinį žodį, bet ką norit, iš esmės. Keli tokie dalykai, kur aš praktiškai visai galvoju turiu kai kurių skelbimus, arba įsiaiškiniu, ko reikia, tai yra akivaizdus unikalumas, kuo, sakykim, jūs skiriatės, kuo pas jūs geriau, nuo kainos iki aptarnavimo, iki pristatymo, ko tik norit. Jeigu tą galit kažkaip skelbime įvardinti, kad paprasčiausiai yra toks moteriški žieminiai batai, nauja kolekcija šiandien, nemokamas pristatymas Lietuvoje. Bet yra labai geras, negaliu sakyti tipinis, bet pakankamai neblogas variantas, nes jūs ir nemokamas pristatymas, ir tuo pačiu išsiskiriat ir taip toliau. Ir nemokamas žodis yra. Tai kaip ir du apima.
Tai jeigu įmanoma kažkur naudokit, nes nemokamas yra vienas stipriausių, nei vienas reklamos ekspertas apskritai nepasakytų, žodis nemokamas yra stipriausias tas, kaip čia lietuviškai, pritraukėjas, nežinau, triggeris. Nu, žodžiu, kad jisai suaktyvina labiausiai. Nemokamas, tai nemokamai aš noriu. Kas nenori, ko nors nemokamai. Jeigu kažko turit, nesvarbu, parsiuntimą, brošiūrą, katalogą, nesvarbu ką, pabandykite įdėti ir pažiūrėkite, ar tai veikia. Skirtinga žodžių tvarka, aš buvau užsiminęs. Vasariniai batai ir batai vasarai. Jums atrodo tas pats, vartotojui ne. Jeigu turit sunkumų sugalvoti kitą unikalų skelbimą tai pačiai grupiai, apkeiskit žodžius. Viskas, jau antras skelbimas. Pridėkit nemokamą trečias. Pasikartojantys žodžiai, jau irgi minėjau, jie gali kartotis, tik nepridarykit daug. Jeigu tai veikia, valio, jeigu atrodo jums, nes jeigu tai jūsų verslas, tai jūs darot, ką norit. Jeigu jūs dirbat įmonėj, tai jeigu koks vadovas ateis ar ten brendo kažkas, tai sakys, nu tai čia kažkoks skelbimas, moteriški, sviestas, sviestuotas ir atrodo negražiai, mums netinka. Tai tiesiog tą turėkite omeny. Bet tai galima. Žodis pirkti. Stenkitės nevartoti žodžiai pirk skelbime, kai yra platų žodžiai. Batai, moteriški batai. Nes tada žmogus tiesiog ieško. Jis žiūri dar domės, neapsisprendė. Žodis pirkti imponuoja, kad jis pasiruošęs veiksmui. Jeigu jūs nurodysit žodį pirkti skelbime, tai jį gali atbaidyti. Paspaus skelbimą, nes jis čia nenorės įsipareigoti, taip vadinkim. Tokį žodį geriausia naudoti, kai raktinėme žodyje, arba raktinė žodžių frazė yra moteriški batai kaina. Kosmetika kaina. Kosmetikos kainos. Natūrali kosmetika kaina. Ar moteriški batai pirkti. Kažkokie tokie, kur jau išduoda iš raktinio žodžio, kad žmogus pasiruošęs veiksmui kažkokiam. Tada jūs galite įdėti skelbimą tokį žodį. Kitaip veikti. Žodis parsisiųsti, jeigu turit kažką valio, bet irgi labai stiprus žodis, nes visi mėgsta kažką siųstis, tai jeigu turit, sakau, kokį katalogą ar dar kažką, tai įdėkite ir pasižiūrėkite, ar veikia. Laikas. Dabar šiandien tuoj pat akimirksniu, tai lygiai tokie patys kvietimai veiksmui. Užeikit šiandien, paspauskit, parsisiųskit šiandien tuoj pat, akcija tik šiandien, akcija iki rytojaus. Kažkokie tokie žodžiai, kur imponuoja laiką ir kad tai yra laikina. Dėl to žmogaus psichologija remiantis, kad čia baigsis ir nebus, aš nespėsiu ir tada toks gaunasi, kad aš noriu paspausti. Na ir smalsumas veikia paprastai labai. Aš dedu klaustuką. Ieškot moteriškų batų? Klaustukas. Juos rasite pas mus? Ne? Paprasta. Klaustukas jis toksai, nes vis tiek žmogus klausia, čia galbūt atsakymas klausimui klausimų, bet realiai aš pastebėjau, kartais veikia, kartais neveikia. Dėl to vėlgi dėl tų pačių skirtingų skelbimų. Jeigu jūs matote kažkas veda, jūs tiesiog perklausyt. Ieškot to, ieškot ano, norit šito, norit kito, ir dėkit klaustuką gale. Ar jeigu tai yra paslauga, ar norite staupyti 20 litų klaustukas gale ir ten kažką, tai ten siūlot. Ar yra klausimų dėl tos struktūros, tos pradžios šiek tiek, kad ar aišku, nežinau. Matau, vienam, gerai. Ne, aš tikrai labai, reik pradėti. Aš iš jūs nepadarysiu. Esmė tame, kad žinokit, yra 50% visos geros paskyros. Struktūra. Pasimkite Excelį, pradėkit nuo vieno raktinio žodžio grupėje. Tiesiog nuo vieno. Kai jūs perkasit tą linijinį, kad va yra raktinis žodis, va įvedė, va šitą skelbimą parodė, arba ten mano 3 variacijas to skelbimo, ir nuėjo šitą puslapį. Išlaikykite tą liniją. Kai tas perkasit, tada galite žaisti, pridėti daugiau, atimti frazės, neigiamų, ką tik norit. Nes tai yra svarbiausia, nes tikrai pilna kampanijų ir grupių, kur tiesiog paima grupę, batai ir sumeta viskas, visus žodžius, kurie turi savyje žodį batai. Tada gaunasi, kai aš įvedžiu moteriški batai ir ta eko, vava, Danijos, nors aš įvedžiu moteriškai, tai man parodykit ten moteriški, vyriški, aš nenoriu visų, aš konkrečiai pasakiau, ko aš noriu. Ir man tas keistas kūrėjų, nežinau, ar čia nenoras, tingėjimas, išmanęs, nesvarbu, tu žinai žodį, tu žinai, ko jis ieškos. Tai skelbime tiesiog ir parodyk ir nuveskit tenais. Ir viskas, daugiau nieko nereikia žinoti. Visa kita bus rodikliai ir jūs to nuspręsit. Tai kai bus rodikliai? Ir toks dalykas, visi giria tenais CTR-as arba parodymų rodiklis, dar kažkas, jums nėra svarbus. Jeigu nori konversijų rodiklį, ar šitas tinka jums konversijos rodiklis? Vienas lankytojas, vienas pardavimas, štai 100% konversija. Sąskaitų neapmokėsit, lygiai taip pat kaip pas mus ten milijonai lankytojų. Gerai, 10 000 lankytojų, 0 konversijų, 0 pajamų.
Lankytojų kiekis blogai, paspaudimų kiekis blogai, konversijos rodiklis žaisdė, o pas mus 10, o pas mus 20, o pas mus 5, nesvarbu, pinigų uždirbi, ne, blogai. Ir viskas, tiek žinių. Tai nei vienas šitų variantų yra kraštutinis, svarbiausia yra optimizuoti pardavimams, viskas, identifikuoti konversiją, kas yra. Jeigu e-shopas lengviausia, yra pardavimas. Analytics rodo pardavimus, juos galite įsimesti į AdWords, tiek žinių. Parduoda, išleido 100 litų, uždirba 200, valio. Išleido 100, uždirba 50, minusas, ką daryti? Išimti, koreguoti, sumažinti kainą. Nustatymuose yra tokie optimizavimo pasirinkimai. Bet yra stelkti paspaudimus, stelkti konversijas ir lanksti strategiją. Tai jeigu tarkim neturit konversijos ir jūs norite tiesiog srauto, tikslaus, bet srauto, tai jūs palikit pasirinkimą, nes yra standartinis. Sustelkti į paspaudimus ir tiek žinių. Tai Google'as darys iš jūsų dienos biudžetą, jis taip rodys skelbimus ir parinkinės kainą, kad pritrauktų daugiau paspaudimų. Atrodo faina, ne? O, daugiau paspaudimų reiškia daugiau pardavimų, bet taip nėra. Jeigu jūs turite shopą, geriausia susikoncentruoti į konversijas, tai yra antras variantas. Galiu kitus kainų pasiūlymų nustatys AdWords, tai čia automatiškai. Jeigu pats nustatysite, tai jūs reguliuosit, pasirinkę pirmą variantą patys. 10 centų, 20 centų už raktinį žodį, už paspaudimą. Jeigu pasirinksit, kad AdWords reguliuotų, tai jūs įvesit maksimumą. Maksimum 50 centų. Ir jis jau ten žais 10, 5 tame tarpe, kad pritrauktų daugiau paspaudimų. Jeigu pasirinksit patobulintą, tai lygiai tas pats, kas antras, tik naudos jūsų konversijas dar AdWords kainą. Bet jeigu paspausite telti konversijas, tai pirmą reikia žinoti, jūs turite turėti bent jau 150 konversijų per mėnesį toj kompanijai. Tai yra 150 pardavimų, užsakymų, nežinau, kas pas jūs yra konversija, formos užpildymų, kontaktų. Nes kitaip, jeigu bus 2 ir jūs jungsit šitą, Google'as nesupras. Jis ima istorinę kainą, žiūri, kurioje pozicijoje skelbimas buvo, kuris konvertavo, viską perskaičiuoja, o tam reikia laiko ir kiekio konversijų. Pardavimų, pavadinkim taip, konversija galbūt skambus žodis. Tai jeigu matot, tai pradžioje pradedat patys reguliuojat, nusistatot kainas, pažiūrit, susirinka per mėnesį 150-200 konversijų, Google'as kartais pats pasiūlo, jūs galite įjungti tą nustatymą. Reiškia, nustatymą nueinat, paspaudę susitelkti, įvesit kainą, yra maksimum kaina, tarkim, jeigu jūs plius minus ten atėmus maržą, jūs nuo vieno produkto uždirbat 100 litų, tai už jį galite mokėti 50, tai nustatėt 50 litų ir palikot. Jokių paspaudimų reguliuoti nereikia. Google'as tiesiog pradeda veikti algoritmai, jis pradeda pritraukti paspaudimų, kurie konvertuosis iki 50 litų, plius minus. Yra gerai, kartais veikia, kartais tikrai veikia, bet tiesiog čia jau reikia kiekio. Ir skelbimų daug prikurti ir taip toliau. Tai jeigu esate konkurencingoj srity, kur daug srauto įeina, tai visai neblogas būdas gali būti. Tiesiog numažina, nereikia perėti prie raktinių žodžius ir žiūrėti, tai čia kaip čia išjungti. Jūs tiesiog įvedat maksimum jūsų norimą kainą už tą pardavimą, ir Google'as padaro visą kitą. Aišku, stebėti reikia, nepalikit metam po to. Prie nustatymų taip pat yra skelbimų kaitolimas, tai vėlgi priklausomai to, ko jūs norit. Vienas yra rodys skelbimus tiek tuos, kurie labiau paspaudimus pritraukia automatiškai, nes pavyzdžiui, jeigu grupiai bus 5 skelbimai sukurti, tai tradiciškai Google'as rodys tą, kuris tiesiog prasidėjo kampanija ir kažkuris vienas pradeda rinkti paspaudimus. Na, jis tiesiog patraukliausias. Į tą įrodys. Visi kiti po to kris, bet praktiškai neberodys. Tai čia pirmas. Jeigu tarkim, konversiją optimizuojat, tai antras pasirinkimas. Ilgainiui, kai bus konversijų, bus rodomas tas skelbimas dažniau, kuris tiesiog konvertuoja geriau vartotoją. Tai kaip ir klausomai nuo strategijos, ar nori daugiau paspaudimų ar pardavimų. Ir kitas tolygiai ir tada optimizuoti, tai tolygiai tiesiog jis rodo visus vienodai stengiasi. O neribotą laiką, tai čia tiesiog, visus vienodai rodo. Nežinau, čia niekas nesirinkau iš tikro tokio. Čia galbūt gerai testavimams, kai jūs norit, kad tikrai kiekvienas skelbimas surinktų labai panašų parodymų kiekį ir paspaudimų kiekį. Kad jūs tikrai 100% žinotumėt, kad va šitas yra geresnis negu šitas. Tada galit kaitolinti. Kaip ir minėjau, jeigu jūs panaudosite žodį pirkti, atsižvelgsit tos, kurie nebus pasiruošę. Teisingai, jis galbūt įsigas. Nebūtinai, bet tokia yra tendencija. Tai jūs galite skelbimo pagalba šiek tiek atsijoti. Jeigu yra per platu, jūs galite konkretesnį skelbimą padaryti ir jisai žmogus nespaus. Sakykim taip, šitas kainą įvesti, kažką tikslesnį, įsigykite televizorių, išsimokėtinai, jis yra šiek tiek konkretesnis, jis yra šiek tiek jau, iš dalies įpareigoja vartotoją. Jeigu aš paspausiu, tai lyg ir, ne tai, kad turėsiu įsigyti, aišku, bet, jis link to stumia. Tai jeigu žmogus norės įsigyti, pamatęs kainą, labai aišku dalyką, jis paspaus. Jeigu jis paspaus, tiesiog yra tas žmogus, kuris
greičiausiai linkęs kažką įsigyti. Tai jau jūsų svetainės bus darbas, ar jį konvertuos ar ne. Bet jeigu skelbimai bus bendriniai, registruokis dar kažką paspaus, čia taip toliau palygink, na tai spaus dauguma, nes jie tiesiog manys, kad ten suras daugiau informacijos. Tai galima išbandyti įvairius variantus, tarkim, įvesti kainą, konkrečias sąlygas, pirkite, įsigykite, žodžius naudoti, kad tiesiog rodant netgi ir plačiais raktiniais žodžiais atsijo tos, kurie nebus pasiruošę pirkti. Jie tiesiog varlinėtojai. Kai jūs turit paskyrą, rodomi skelbimai, sulaukiat srauto. Didžiausias pageidavimas gal nesupratimas to, kad jeigu aš jau turiu AdWords paskyrą, ten leidžiu, nežinau, 1000 litų per mėnesį, viskas. Jau dabar pardavimai kils, čia prastoga, čia viskas, jau einu pirkti mašiną. Taip nėra. Konvertuoja pirkėją iš lankytojo, tiksliau lankytoją į pirkėją, jūsų puslapis. Jeigu aš galiu padaryti idealias reklamas, idealias kampanijas, kur paspaudimo kaina ten bus palyginus mažiausia, nežinau, skelbimai blizga, viskas tvarkoja. Bet jeigu jūsų puslapis blogas, tai viskas, tiek žinių. Nes AdWords yra įrankis atvesti srautą. Tikslų labai aišku, daug įrankių ir taip toliau, bet kokiu atveju, kai tik žmogus paspaudžia ir patenka į puslapį, AdWords darbas baigėsi, viskas. Dabar jūsų puslapio darbas jau, jam parduoti kažką tai. Ir dauguma, kaip ir sakiau, dėl to ir vėlgi svarbu yra struktūros. Dėl to ir sakau, kad struktūra, net ne 50, gal net 80% viso to. Jeigu jūs nukreipsite į ne ten, kur reikia, jis galbūt neras meniu punkto, jis pabėgs, dar kažko. Dauguma kreipia į startinį. Jis įvedė labai aišku kažkokią prekę, negalima. Jis, net nekalbant apie dizainą kažkokį, ar blogą, ar seną, grinai kalbant apie tą, kur nukreips vartotoją, jau yra labai svarbu. Tai vėlgi grįžtant prie tokios struktūros. Dėl to aš sakau, struktūra yra pagrindas viso to. Ir nėra, kaip sakant, nėra chemija ar fizika. Tiesiog biškelį pasidėliojimas ir supratimas, kaip kažkas, kaip su kuo rodom. Čia buvo, aš įvedžiau gyvybės draudimo paieška, yra 3 tokie puslapiai, ten, kur mane numetė. Čia, man atrodo, neturi gyvybės draudimo beje, tai, nes neradau bent iš tų meniu punktų. Tai, sakykime, tokie yra skirtingi nukreipimo puslapiai. Beje, ir tiek, kiek aš matau ant savo kompiuterio, mums man nešiojamas, tai ant jūs matytume daugiau aišku. Bet kažkur nusikerpa, tai ar blogai ar gerai kreipti tiesiai čia nais, aš nežinau. Pavyzdžiui, šita forma lyg ir biškelė aiškesnė, ne, yra logo, yra vietos daugiau, ne. Šita jau viskas sugrūsta. Čia, pavyzdžiui, net nėra gyvybės draudimas. Aš žinau, kad reklamavosi. Greičiausiai yra įvedę žodį draudimas, arba turto draudimas ir plačios atitikties. Ir aš įvedžiau gyvybės draudimą, išmečiau reklamą, aš paspaudžiu. Aišku, aš savo tikslais paspaudžiu, bet nėra, žiūriu, punktų nėra. Ir jie mane meta. Ir įmeta į pasirinkimą. Tai aišku, galbūt dėl to, kad neturi. Bet iš esmės, jeigu aš vešiu automobilio draudimas, jie turėtų mesti mane į automobilio draudimas, o ne į pasirinkimą draudimų. Nes aš jau aiškiai pasakiau, ko aš noriu. Kitur yra geriau iškart metą į gyvybės draudimą, tai valio, bet aš manau tikrai gali būti patobulinti tie tekstai. Įsivaizduoti, jūs turite šituo puslapiu įtikinti vartotoją, kad jūsų paslauga yra geriausia. Ne mes tai perėsim tarp šitų. O tai yra 2 formas, kuriems yra fainesnė, geresnė, patogesnė, gražesnė ir taip toliau. Kairė ar dešinė? Dešinė, ne? Nereikia, jūs ne vienas esate ekspertas, ne, usability, dizaino, tiesiog aiškiai matote. Ir yra įrodę tyrimais, kad per mažiau nei sekundę ar mažiau nei 3 sekundės žmogus supranta, kada puslapis yra mėgėjiškas, senas, blogas. Nereikia, tiesiog įrodė tyrimas, kad iškart pažiūrėjus, čia kažkas, čia pirmokas darė, kažką tokio. Tai lygiai taip pat su formom, ta prasme, aišku, čia ne pirmokas darė, bet ta prasme, jūs matot, kiek nedaug reikia. Laukelių kiekis praktiškai toks pat. Tai kaip viskas sugrūsta, sudėta, čia teksto milijonas, čia pasirinkimai neaiškus kaip, o ten yra daug vietos palikta. Gražiai viskas išdėliota. Aš nežinau, gal kiekis biškelis skris laukelį, bet ten ėjo žemyn, aš nemanau, kad baigėsi liktai. Bet iš karto toks dalykas, tai jūs, kai turėsite AdWords paskyrą, jeigu matysite, kad neparduot, nesikonvertuot, pažiūrėkit, kur jūs nukreipėt vartotoją ir kaip tai atrodo. Ypač jeigu tai yra formos. Jeigu prekės puslapis, nelabai kažką padarysite. Prekę pirkti, bent tikiuosi nuotraukos prekių yra. Bet jeigu formos yra, ypač registracijos, užklausos, nežinau, kiek čia, ar visi čia šopai, bet visi šopai, nesupratau. Naujienlaiškio registracija galiu galiai. Esmė tame, kad koks bebūtų nukreipimo puslapis, pasižiūrėkite, ar jis atitinka tai, ką nori vartotojas. Kategorija, aišku, filtravimas, kainos, dar kažkas. Vis tiek apgalvokit, kodėl jis atėjo daug srauto ir nei vienas nepirko. Čia, aišku, dar analitikas pasijungia, ką mes ir aptarsim. Kiek laikom, kad ne... Okay.
Kas man patiko prieš tai buvo, kur apačioje toksai, nežinau, įmonės, bet ten buvo draudimas gyvybės, yra automobilių draudimas. Matot, ką jie pateikė? Tiesiog numerį, asmens kodas ir mėnesį. Ir yra sekantis žingsnis. Jie pateikė mažai informacijos. Iš esmės yra du tokie psichologiniai aspektai. Pirmas, tai, kad jeigu žmogus kažką pradeda, jis yra linkęs pabaigti. Dėl to, jeigu kažko norit registruoti, stenkitės mokėjimą šopą, stenkitės paimti nuo vardas, mailas geriausiai, nes po to galėsite informuoti, jeigu jis nebaigė pirkimo. Ir mokėjimas pačiam gale, nes yra pati jautriausia informacija. Nežinau, kaip jūsų sistema veikia iš tikrųjų, bet jeigu kažkada galvosite apkeisti, tai mokėjimas pats paskutinis. Pats. Tai čia irgi labai gerai. O numeris, gerai, asmens kodas, bet reikia. Ir tada jis eina į kitą žingsnį, ten po to susiveda ir po to kažkur būna mokėjimas. Tai čia toksai nuseklus labai geras. Kartais, nes anie pateikė didžiulę visą formą. Nežinau, gerai ir blogai. Čia žingsninė. Tai visai yra variantas apkeisti. Jūs galite išbandyti vieną, galite išbandyti kitą. Jeigu yra formos, dažnai matau, vardas, pavardė, naujas, nauja eilutė, paštas, patvirtinti paštą, adresas, pašto indeksas, miestas, šalis, telefono numeris, mobiliojo telefono numeris. Man tie du paskutiniai iš viso, nieks neturi namų telefono numerio. Tai jūs galite padaryti šitų 5. Vardas pavardė gali būti vienam, elektroninis paštas patvirtinti nereikia, nes greičiausiai kopijuos nuo pirmo. Jeigu jūs ten padarė klaidą, padarys ir tenais. Adresas, ar jums reikia pašto indekso ir miesto iš karto šioje vietoje, va tuo momentu, ar jūs galite paimti vėliau. Gal iš jūs nieko nereikia, jums reikia vardo ir pašto. Pagalvokit, kiek informacijos. Kuo daug informacijos, to didesnė tikimybė, kad jis nebaigs. Miestą, šalį gali programuotojai nupirkti šokoladą be viskio, padarys, kad paima nemokamai, nes Lietuva. Jeigu tik Lietuva operuoja, tai iš viso net nedėkit šalies. Yra miestą pasirinkimo. Ir telefono numeris mobilioje. Nežinau, reikia dar, gal įmonėse nebent gali būti kažkoks faksas, bet vėlgi nuo kliento priklauso. Kuo trumpesnė forma, to didesnė tikimybė, kad ją užpildys. Prekės puslapis. Man patinka asos.com, nežinau, bet nesakau, kad čia yra dėliausias pasaulyje, bet man jis patinka, nes čia netgi mažiau negu aš matau, bet yra viskas vienoje vietoje. Nuotrauka, padidinimas, 360 jų, kelios nuotraukos, biški apie brandą, biški apie prekę. Dydis, dydžio gidas, aiškus, labai aiškus sekantis veiksmas yra pirkti oranžinis, išsaugoti yra mažesnis ir tada aišku matome apie priežiūrą, sudėtis, pristatymas ir grąžinimai. Svarbiausi punktai vienoje vietoje. Man reikia nei paspausti, aš neišeinu iš to prekės puslapio niekur. Nes aš nesu matęs ne kartą, kur jeigu, tarkim, pristatymo sąlygos meniu punkte. Žmogus perka prekį ir matai tą krepšelio, tą funnelį, žingsnį, kur ir mato, kad ten iš kokio nors adreso eita į pristatymo sąlygas. Nes žmogus nežino, mokamai, nemokamai, pristatomės, nepristato. Eliminuokit visus klausimus viename puslapyje, jeigu tai yra manoma, prekės puslapyje. Yra klausimų kažkur, jeigu taip, tempas galbūt greitas ir supratau, arba nieko neaišku, arba viskas aišku. Du variantai. Čia jau šiek tiek, jeigu kas naudojasi, tai galbūt bus suprantama AdWords, kas nesinaudoja, tai gali būti šiek tiek sudėtingiau. Yra segmentai. Viršuje, po tokiais pagrindiniais tabais, nežinau kaip tabai lietuviškai, yra mažesni tokie segmentas, filtras, stulpeliai. Tai segmentas leidžia jums segmentuoti jūsų duomenis. Kaip aš minėjau, pavyzdžiui, jūs pasižiūrite savaitę ir, tarkim, matot, jūs nežinote iš tikrųjų, kaip vyksta, jūs matot, prasisuko savaitę. Tai jūs galite pasimti laiką, segmentą, kažkokia diena, savaitė, mėnuo, ketvirtis, metai, kokie nori. Tai, pavyzdžiui, savaitės dienas. Ir prie kiekvieno raktinio žodžio jūs matysit savaitę, paskirstimą pagal savaitės dienas. Tai jeigu jūs turite tikrai, ir čia dažniausiai būna tas kūrybinis prasideda, kai yra 200 litų, o nori apimti visą Lietuvą, visą laiką, kiaurą parą ir taip toliau. Tai yra sunku be abejo. Tada tu jau ieškai, kur, gal išjungti vakare, o gal išjungti savaitgaliais. Tai va toks yra gerai. Tai šiuo atveju, žiūrėti, kartais būna vienodai. Tai čia tik paspaudimai, aišku, blogai žiūrėti paspaudimus, bet jūs matysit ir konversijas, žodžiu, visus rodiklius, pardavimus, sumą, kiek sugeneravo. Tai jūs gal matysit, kad pas jūs ten savo darbo dienom augo, o savaitgaliais krenta. Nors išlaidos, pavyzdžiui, lieka panašios. Tai jūs kertat savaitgalį velniop. Ir viskas, permetat to savaitgalio biudžetą į ten pirmą, antrą, trečiąjį. Jūs galite išjungtas dienas. Tai ten paprasčiausias buvo dienos, taip pat yra laiko, bet ten segmentų rasit tikrai nesunku, atsidarot raktinius žodžius ir skelbimus ir tiesiog po kiekvieno raktinio žodžio matysit dienas ir visus rodiklius. Pakankamai paprasta. Daugiau raktinių žodžių. Kai esate raktinių žodžių vaizde, puslapyje, nežinau, kas naudojasi, yra toksai pasirinkimas viršui, išsami raktinių žodžių informacija. Iškart praktiškai virš raktinių žodžių sąrašų.
Pasirinkus ją, jūs galite nueiti į ataskaitą, kuri parodo, kokiais dar raktiniais žodžiais buvo paspausta ir patekti į svetainę. Ką tai reiškia? Man tai reiškia pridėta. Tai mano grupėje yra va šitie 6 raktiniai žodžiai. Ir yra plačios atitikties, kaip ir minėjau, ne, batai, žiemai. Tačiau, jeigu įveda batai žiemai, skirtinga žodžių tvarka. Pas mane nėra paskyroje tokia. Bet žmogui buvo parodytas skelbimas ir jis ant ją paspaudė. Ir va, rodikliai. Vyriški batai irgi yra ten plačios, irgi parodė, madingi, brangus batai ir toliau. Kai yra žodžiai plačios atitikties, tai po tokį vaizdą jūs galite sulaukti. Tai yra tiesiog panašus žodžiai į jūsų raktinius, kuriuos įvedus buvo parodytas skelbimas ir jis paspaustas. Ir jūs matot paspaudimus, aišku, konversijas. Tai čia yra geras šaltinis papildomai raktinių žodžių. Jūs suvedat kažkokius, jūs galbūt ne visus apgalvojat, tada ateinat po savaitės ar po 2, priklausomai, jūs matot, kad ten dar 10 atsirado, kuris neapgalvojat visiškai. Jūs galite pridėti, pažymėti, atsiras taip, paskirties rodo nereikia, tiesiog pažymėti ir išsaugoti. Ir tiek. Ir jūs pridės prie tos grupės raktinių žodžius, kuriais dar ateina. Labai paprasta. Labai tiesiog geras šaltinis raktiniam žodžiam. Šis gan jau toksai... Aš jau parašiau porą tokių, kur jau, kai sakė, jau bus ten tokie, naudojasi ilgai, tai galvoju, tai kažką tokio įdomesnio. Ar yra klausimų kažko, nes šitoksai gan labai gilus dalykas, tai nes kadangi nedaug pakėlė, kurie naudojasi, tai kitiems bus labai neaišku. Ar iki to laiko kažko norit paklausti, gal į paskyrą galima žiūrėti kažko tokio? Bet tada kažkokia, kurioje vietoje užėjti, nes aš tada po to perėsiu prie Analytics, tai kaip tik ir... Galima būtų panagrinėti tiesiog, ką reiškia tie, kaip sakiau, įdėlis skelbimus, galiausiai rodo visokius tos rodikliukus ir ką tai reiškia. Jo, be abejo, aišku, tai čia į paskyrą. Taip atrodo paskyra. Gal tada taip, jeigu... paprasčiau bus. Štai viena kampanija. Pasira viena kampanija, bet nes daugiau kaip ir nėra, skirtingi šokio stiliai ir viskas. Ir tų paieškų iš tikrųjų labai mažai, daugiausiai suvalgo, man atrodo, šokiai vaikams ir panašiai. Visi kiti yra pakankamai siauri, nes taip žmonės neieško tiesiog. Nėra tiek žmonių. Tai pilnai užtenka vienos kampanijos ir daug skirtingų grupių, pagal tam tikrus stilius. Nes aš tada galiu sukurti skelbimą, kuris turi ir taip toliau važiuoti. Ir matyti visą statistiką. Dabar štai yra grupės, ne? Būsena, tai aišku, akivaizdu, paspaudimai. Kaip ir irgi akivaizdu. Čia yra parodymai. Kiek kartų buvo parodytas, gal žinot, ką einam iš karto tada prie raktinių žodžių, nes ten nusidomiau. Raktiniai žodžiai, tai yra su pliusais, nes aš labai specifiškai noriu, kad Vilniuje būtų. Visi su pliusais. Yra frazės ir aš tiesiog žiūriu, kaip skiriasi. Ir matai, skiriasi, nes šokiai vaikams Vilniuje, jie beveik vienodi. Nes ar frazės, ar su pliusais, jis labai panašus. Bet matot, parodymų rodiklis, kas reiškia santykis nuo parodymų ir paspaudimų, kiek žmonių iš tų, kurių parodyta, buvo paspaudę, skiriasi. 30% ir 34%. Ir netgi parodymai ir viskas skiriasi, nors atrodo lyg ir panašų žodžių. Bet ir žinau, kaip sakant. Dėl to yra geriausia išmanyti. Rodikliai. Tai jūs matot paspaudimus, matot parodymus. Pirmas raktinis žodis arba jo ieškojo plius minus, arba skelbimas buvo parodytas 220 kartų, kai buvo įvestas šis raktinis žodis, ir 75 kartus paspaudė. Vidutinė paspaudimo kaina buvo 70 centų. Nors aš parašęs maksimum litą. Kaip Google'as daro, kadangi tai yra aukciono principas, jis, kad nugalėti konkurentą, jis ima 1 centą. Tai jeigu jūs rašot maksimum litą, tai nebijokit, čia ne lietuviškas biznis, jis nepaims lito. Nes jeigu būtų lietuvių kurtas, tai aš garantuoju, kad jeigu jūs norit litą mokėti, tai litą mes ir pasimsim. Bet ne, jis ima, jeigu litą, jis paima prideda 1 centą, jeigu nugali, kad toje pozicijoje atsidurt, jis tiek ir paima. Dėl to reikia žiūrėti į tą vidurkį. Tai vidutinė paspaudimo mokestis už paspaudimą, lietuvių terminai šiek tiek stebinami. 70 centų. Mokestis šalia eina, tai yra kiek aš iš viso sumokėjau, arba kiek išleidau tam raktiniui žodžiui. Vidutinė pozicija irgi. Dažnai žmonės googlina. Patro reklamą, aš googlinau, manęs nėra. Arba ten aš googlinau, mes ten ne pirmoje pozicijoje.
nebus taip, kad nerodo Google kiekvienos paieškos pozicijas, rodo vidurkį. Tai jūs galite atsirodyti, jeigu 1,2, tai plius minus jūs pirmoji, antroji ir šokinėjo. Kartais gali neberodyti, biudžeto trūkumas, dar kažkas. Tai tų sąlygų daug. Ir jeigu save googlinant po to įvedę, tai tikėtina, kad pozicija šokinės ir jūs matysit viską skirtingai. Tai to nedarykit. Geriau yra ateiti ir pasižiūrėti. Jeigu yra parodymai, yra paspaudimai, yra vidutinė pozicija. Kokybės balas. Nuo 1 iki 10, iš esmės reikia žinoti tik vieną. Nors, man atrodo, čia viena įmonė skelbėsi, kad jisai laimi konkursus, čia geriausias kokybės balas. Tvarkingai, aišku, gerai. Nes kokybės balas gali sumažinti paspaudimo kainą iki 50% arba padidinti iki 80%. Tai kaip ir gerai. Tačiau, man visai klausimas, jeigu aš turiu raktinį žodį, kurio kokybės balas 4, jis yra blogai, bet jis man uždirba 1 milijoną, ir jis blogas, ar jis geras? Ar man jį dabar gerinčia, versis per galvą, ar man jis gerai, aš įmetu 100 000, uždirbu 1 milijoną. Tai ar man būna iki 10 siekti? Jis neapibrėžtas kokybės. Jis apibrėžia jo kažkiek tai, bet jeigu jūs uždirba jums pinigus gale dienos, nesikoncentruokite ties parodymų rodiklių, parodymais, paspaudimais, mokesčių, vidinė pozicija, niekas yra nesvarbu. Jeigu jūs įmetėte 100 litrų ir uždirba 1000, tiek žinių, po to aišku jūs galite bandyti sumažinti kainą, dar kažką, tokius žaidimus. Bet svarbiausiams yra atpirkti tai, ką jūs išleidžiat. Aha, čia biškai daugiau rodiklių. Kokybės balas yra 2 stulpeliai. Pirmojo puslapio kaina ir viršutinio puslapio kainos pasiūlymas. Tai pirmojo puslapio kaina rodo, kiek reikia mokėti minimum, kad skelbimas būtų parodytas pirmam puslapį. Antras stulpelis rodo, kiek reikia mokėti, kad atsidurti plius minus 1-3 pozicijoje, reiškia viršuje. Tai kartais jie būna vienodai, kartais antras būna žymiai brangesnis, nes jūs norite atsidurti viršuje. Bet tie stulpeliai nesimato tradiciškai. Jeigu jūs esate raktiniuose žodžiuose arba skelbimuose, nes šiuo atveju raktinius žodžius, va yra meniu, va yra segmentai, apie kuriuos kalbėjau, ne? Mes galėsim pažiūrėti, štai yra stulpeliai. Jeigu jūs nematot stulpelių kažkokių, jūs galite ateiti ir peržiūrėti. Dauguma bus šitie jungti, man atrodo visi, bet yra pilna, va yra konversijos. Jūs galite konvertuotų paspaudimų, rodiklį, bet ką jungti. Bet mums reikia atributai, kokybės balas, jūs galite įsijungti, pažiūrėti, kaip atrodo, ir pirmą puslapio poziciją. Tas yra gerai, nes jūs tiesiog žinote iš karto, kiek jums reikia sumokėti, kad atsidurti 1-3 vietoje. Jeigu jūs norite, gerai, tai dabar aš jau viskas, rimtai kovosiu su visais, ir man reikia minimum litą. Tai ir galbūt apsimoka, galbūt ne. Bet tai yra gera informacija, jūs galite tos stulpelius įsijungti. Ir čia, aišku, kitų visokių. Dar yra toks įdomus rodiklis, šitų mes jau neapžvelgsim. Yra paieškos parodymų dalis. Lygiai taip pat galite įsijungti, tik neprisimenu, kuriame iš pasirinkime, bet paieškos parodymų dalis rodo, kiek kartų iš visų galimų jūsų skelbimas buvo parodytas. Tai iš esmės jūsų rinka raktinių žodžių. Nes kiekvienas, kaip sakiau, batai bus labai platus, bus galbūt 150 000 paieškų į mėnesį. Bet natūrali kosmetika moteriams gali būti 1000 paieškų per mėnesį. Ir kai jūs reklamuojatės, jūs kiekvienas, pavyzdžiui, atveju 99,5. Tai iš esmės su tuo konkrečiu raktiniu žodžiu mano skelbimas rodomas visą laiką, kai žmogus įveda tą raktinį žodį. Visą laiką. Gali būti, jeigu, tarkim, konkurencingas, gali būti 50%, pačioje yra 54. Tai pažiūrėsime, kas čia yra. Šokio pamokos vaikams Vilniuje. CTRS, jis yra šiek tiek platesnis, aš pažymėjau tik tai Vilniuje, tai apima šiek tiek daugiau paieškų ir tikrai ne visuose. Ir man atrodo paspaudimo kaina, taip, mokestis. Jo, ir čia yra, kad viršutinė būtų, yra 56 centai, o aš tik padaręs 30. Jis man yra svarbus, tarkim, ne? Tai akivaizdu, kad aš visų paieškų neapimsiu, kurios tik yra. Bet jeigu tą norėčiau, aš tada didinčiau paspaudimo kainą, tikėtina, kad didžiausia paspaudimo kaina, galbūt siaurinčiau raktažodį ar panašiai. Bet jūs matot savo raktinių žodžių stogą. Tai jeigu čia yra virš 80%, tai reiškia, jūs apimat tiesiog savo auditoriją. Viskas. Ir jums nereikia ten versis per galvą, bet jūs galite bandyti mažinti paspaudimo kainą maksimum.